Labą dieną. Labą dieną. Labą dieną. Labą dieną. Kaip reikia teisingai sakyti? Labą dieną. Pusė mano miesto sako labą dieną. Nu, kaip ten bebūtų, dabar yra naktis, 2 valandos nakties, tai netinka nei tas, nei tas. Norėjau tik pasisveikinti ir pakalbėti šiandien arba su naktiniais sėdžiu čia, vat, naktinėju, sekmadienis prasideda, tai negėda. Ir galvoju šiandien pakalbėti apie savo mėgstamą Facebooko draugą, dėdę kitą, Klausą Šoningą. Va, Klausas Šoningas yra danas ir jis čia dabar groja, va, noriu parodyti magiją savo, ir šitą magiją dabar groja ir aš čia sėdžiu, klausau, va, tai kągi, jis yra iš Kopenhagos, yra iš Danijos ir aš jo klausiu Facebook'e, tai tu buvęs Vilniui, žinai Vilnių, tiksliau, ar žinai Vilnių, sako, aš buvęs jame 2 kartus. Sakau, o tai ko tu negrojai čia? Tai sako, kad manęs čia nieks nežino. Tai šio dėl to aš noriu pasakyti, kad jis geras, jis gerai groja, o kaip čia verta jį žinoti, o kas nueisit į šitą va, Daniją, šitą miestelį tokį Kopenhageną miestelį, tai nueikit ir jeigu bus jo vėl koks nors va toks va koncertėlis anniversary čia buvo, nu, jeigu jūs dar sulauksit, va, ir, na, tai puikus atlikėjas, kaip girdit, tai naujo amžiaus ir elektroninė muzika. Čia kaip rašosi kaip Klaus Schulz, tik tai ne Klaus Schulz, o Klaus Schoning. Kaip danų, kaip vokiečių daugiau, ne kaip anglų kalba. Tai va, aš nežinau, ar aš galėčiau išmokti šitą kalbą. Vokiečių moku, anglų moku, tai gal ir išmokčiau ir daniškai. Va, Danija, kiek žinau, yra biški mažesnė, gal ne, už Lietuvą, gal didesnė, gal tokia pati. Nesvarbu, bet jisai groja, tokių lietuvių nėra, kurie taip grotų. Va, dar kartą rodau Kopenhagos albumą. Va, ir anniversary koncertą. Dabar šis groja kūrinys, vadinasi Haze Diver. Ir albumas Endless Corridor. Begalinis koridorius. Dar nupizdino iš manęs du albumus. Tai buvo pirmas, atsiprašau žodį, naktis vis tiek neklausys manęs. Va, nukniso nuo manęs 2 albumus, tai Symfodisėja ir kitą albumą, kurį nuo manęs nukniso, tai buvo Magic Cafe. Aš juos visus, nu va, išskiriu šitą, juos visus pirkau Lietuvoje ir man labai pasisekė. Čia debiutinis jo albumas, tai va, o kitus radau čia Lietuvoje. Va, šitas irgi puikus, Arktinė šviesa, labai gražus, Arktinė šviesa. Jis ko groja? Jis groja viskuo.
variofonas, grand piano, synthesizers, sampling keyboards, percussions, acoustic and electric guitars. Na, žodžiu, čia daug skaitytis groja, multi-instrumentalistas, elektronikai, nenaujokas. Ir, viską, ko jis imasi, tampa aukso. Vat šis dar bumas. Invisible Words. Aš nežinau, kad, tokia reprezentuoja gal šitą. Bet sako, kad jo garsiausias kūrinys tai gal būtų, aš nežinau, iš Anniversary koncerto Pixies man labiausiai patinka, bet čia yra tik Leda, čia nėra Pixies. Ką čia dabar pagroti dar? Gal iš Kopenhagos varpus, tuos Bells of Copenhagen pagroti, nes jis kažkaip labai Tivoli Merry-Go-Round. Gal ne Tivoli, o Kopenhagos varpus pagrosiu. Čia vis tiek aukštos klasės muzika. Ką dar galiu apie jį pasakyti, kaip aš jį radau? Aš jį radau kažkokioj arbatos